Sakykit, pirmą kartą stebėjot regionų krepšinio lygą? Na, tiesą pasakius, noriu prisipažinti, kad tikrai pirmą kartą. Labai dažnai tenka stebėti LKL ar kokios Lietuvos rinktinės varžybas, bet regionų lygoje tikrai buvo pirmą kartą ir beje noriu pasakyti, kad padarė puikų įspūdį. Tikrai pakankamai aukštos kokybės krepšinis, labai daug motyvacijos, labai daug energingų, užsivedusių žaidėjų ir kas labai įdomu, kad tikrai daug tauragiškių atėjo čia palaikyti savo komandos ir mažų vaikų mačiau, kurie mano galva labai auga gera pamaina ir bus tikrai geri krepšininkai, žais už Tauragę, tai kuo geriausios sėkmės šitai komandai. Na, kadangi taip gavos, kad dabar jau matė Tauragės krepšinio klubo ir Kauno rajono Mega United rungtynes, tai dabar turėsit palaikyti mūsų krepšininkus iki pat finalo. Galim to tikėtis? Tai aš šiandieną tikrai labai nuoširdžiai palaikiau Tauragės krepšinių komandą ir tikrai linkiu jiems patekti į finalą ir linkiu finale kuo didžiausios sėkmės. Aš manau, kad būtų labai didelis pasiekimas ir galų gale visai miesto sportui ir miesto bendruomeniai būtų labai super, jeigu Tauragės komanda pagaliau laimėjusi regionų lygą patektų į aukštesnę lygą, tai yra nacionalinę krepšinio lygą, tai to ir palinkėsiu mūsų Tauragės krepšininkams. Na, o sakykit, pačiam, mačiau po rungtynių dar pasilikot pamėtyti krepšį, dažnai tenka krepšiniui kažką tai veikti, pažaisti kažkur tai laisvalaikį? Na, aš iš tikrųjų esu prisiekęs krepšinio fanas ir labai daug pats stebiu krepšinio varžybų, ypatingai visą laiką važiuoju palaikyti Lietuvos rinktinės įvairiuose tarptautinėse varžybose, bet pačiam iš tikrųjų su metais vis mažiau ir mažiau tenka krepšinio žaisti, nors ypatingai vasaros metu, kada laisvalaikis yra atostogos, visai mėgstam pažaisti krepšinį 3 prieš 3 ir kol kas, kaip sakoma, tie įgūdžiai aišku jau prarasti, bet kažkada yra tekę vaikystėje labai stipriai rankinį lankyti ir jaunystėje, tai rankinis ir krepšinis man labai artimi, mėgstami sportai, tai kiek įmanoma stengiuosi, kur matau kokį krepšinio lanką, tai širdis skauda praeit pro šalį, norisi nors kartą paleisti kamuolį į lanko pusę.